Laba diena visiems. Norėčiau pasidalinti įrašu savo pranešimo, kurį padariau 2024 metų kovo 9 dieną, šeštadienį Lietuvos psichoanalizės draugijos konferencijoje. Mano pranešimo tema buvo, kaip aš ilgai galvoju apie ją, ką norėčiau ir kaip tą temą. Aišku, jinai galbūt šiek tiek tada gaunasi, nukopijuota, šiek tiek plagiato kažkiek tai yra, taip su jumoru šnekant, nes man labai mano pranešime pravertė Einšteino ir Freudo susirašinėjimas, kuris vadinasi Kodėl karas. Todėl aš irgi kažkaip užsimaniau pasinaudoti jų pavadinimu, kodėl karas, tik tai dadėjau vėl, nes jie šnekėjo apie antrąjį pasaulinį karą, o mes dabar šnekam apie tarsi trečiojo pasaulinio karo pradžią ir vėl karas Europoje, tai tada vėl, kodėl karas vėl. Taigi karas, klausimas, kuris šaukėsi tokio psichoanalitinio paaiškinimo. Iš tikrųjų, tai vat ir čia tik tai norėčiau taip dar trumpai tokį savo suvokimą šiek tiek paaiškinti, kad tai, ką aš čia bandysiu pateikti jums, tai yra susijęs su mano supratimu, kiek man patiko, ką aš radau apie tai, kaip suprantamas karas kaip reiškinys, tiek kitų psichoanalitikų, tiek įvairiuose straipsniuose, kas man patiko, ir kažkiek ir savo nuomonę irgi norėsiu pateikti. Aišku, dar vienas dalykas, vis tik šiame pranešime aš galvau daugiau remtis praeitimi, praeities karais, ypatingai senoviniais karais, tai senovės Graikija, Iliada, nes kažkaip pagalvojau, kad taip vadinamas karo rūkas, tai yra kas užneša tokio neaiškumo, neaišku kaip, šiandieną yra jo daug ir vis tik tada praeitis tarsi yra daugiau tokia aiškesnė negu šiandiena su tokiu neaiškumu. Ir dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, vis tik šitas mano pranešimas, nemanau, kad yra kažkoks toks vientisai išdėstytas, iš tikrųjų tai daugiau galbūt apie atskirus fenomenus, kurie susiję su karu, apie karo paaiškinimo tam tikrus dalykus, į kuriuos aš labiausiai norėčiau atkreipti dėmesį, kas yra man svarbiausia. Todėl toks yra šitas mano pranešimas. Tai tai kągi ir pradėkim. Tai pirmiausia, ilgai galvodamas apie tai, kad mes, darysiu šitą pranešimą, ilgą laiką ta tema buvo tokia, kodėl karas vėl, ir tik tai tema tarsi pasikeitė ir mano visa esmė šiek tiek pasikeitė į tą pranešimą, žiūrint per paskutinės kelias dienas, kai man atrodo visoje toje šviesoje šiandieninės tokios kolektyvinės, paranojinės kažkokios psichozės, kuria apėmė visą Lietuvą, bet man atrodo ne tik Lietuvą, ir Ukrainą, ir vakarų pasaulį, kur visi tiesiog šneka apie karą, kad karas bus ir kažkas čia tokio, tikrai labai sudėtingo ir sunkaus darosi. Ir nežinau kaip kolegos jūs, bet mano tokia patirtis yra, kad tiek daug iškonteininti emocijų tiek savyje, tiek mano pacientuose man teko tik tai galbūt 2014 metais ir per pandemiją. Kažkaip net 2022 metų vasario 24, kai Rusija užpuolė Ukrainą, netgi tada buvo kažkaip ramiau visą tai atlaikyti nei dabar. Ir aš kažkaip bandau suprasti, kodėl taip yra, kodėl šiandien, ir tada dėl to tas mano ir pranešimas tarsi keičiasi, kodėl karas dabar. Kodėl tiek daug keliama panikos, bandant suprasti, kas čia darosi. Kitas dalykas, kur visi tie ekspertai, kurie dabar šneka apie karą ir karo būtinumą, buvo prieš tuos 2 metus, prieš 10 metų, kai prasidėjo invazija, kodėl jie šneka tik tai dabar. Ir tarsi tada kyla klausimas, vartojant šiek tiek asociaciją su filmu, taigi kas vizgina šunį? Ar šuo vizgina uodegą, ar vis tik uodega pradeda vizginti šunį? Tai manau, galbūt kažkiek pavyks atsakyti man į šitus klausimus ir galbūt ir ramiau jaustis ir pačiam, ir kitiems žmonėms suteikti ramumo. Taigi, bet jeigu mes pirmiausia pradėsim kalbėti apie karą kaip fenomeną, tai turbūt jūs jau esat girdėję tokį pasakymą, kad per visą žmonijos istoriją,
be karų iš viso buvo labai labai nedidelis laiko tarpas, kada žmonija nekariavo. Iš principo per visą žmonijos istoriją tai yra toksai pastovus permanentinis karas. Taigi karas, galima sakyti, tai yra tokia nekintama žmonijos istorijos konstanta. Ir čia toks žemėlapis įdomus, kurį radau interneto platybėse, apie Wikipedijoje, tipo, kuris apie 5000 metų laikotarpis, kuriame taškiukais pažymėti visi vykę mūšiai, kokie tik šitam pasaulyje buvo paminėti. Ir kaip matot, tų baltų taškelių yra nemažai. Aišku, Europa gaunasi viena iš tokia karščiausių zonų. Tai vat. Ir jau jeigu pradėsim tada jau šnekėti pirmiausia iš karto apie karą, tai aišku, karas tai kaip apibūdinimas, tai tokia tarsi kvintesencija kažkokio neracionalumo, kažkokio siaubingo naikinimo forma. Ir tada dažnai tikrai kyla tie tokie pasisakymai, kad kas sveiko proto gali norėti karo. Žmogus tarsi turi būti išprotėjęs, kad dalyvautų kare, kad žudytų žmonės, norėtų tai padaryti. Iš kitos pusės aš čia norėčiau šiek tiek pasakyti, kad tai ir tiesa, bet kartu turbūt tai ir kažkas stigmatizuojančio tokio, apibūdinančio mūsų požiūrį į tą karą, nes tai tarsi sako, kad kareiviai, kurie dalyvauja kare ir nori tam kare būti, yra bepročiai, nes protingi nenorės karo, jie nenorės žudyti kito žmogaus. Bet tada kaip paaiškinti tada, tai, kad kariai egzistuoja, kad karai egzistuoja ir tokia profesija yra. Negi jie tada bepročiai? Aš manau, kad ne, bent jau tiek, kiek man teko bendrauti su jais. Taigi ne viskas jau taip jau yra paprasta, kaip prieš tai buvo skaidrėje, kurio kai kurie net ir psichoanalitikai pasisako. Mano požiūriu ir žmonės, ir specialistai, jie linkę kalbėti apie karą, kas yra ir tiesa. Ir dabar mūsų konferencija, kuri čia buvo organizuota, ir daug yra ir pasaulyje, ir psichoanalitikų, ir kitų terapeutų, kurie vis organizuoja konferencijas, kurios skirtos kalbėti apie karą. Bet čia aš irgi norėjau paimti kabutes, kalbėti. Tarsi tas vyksta, bet kartais ar tai jums neprimena, iki Antro pasaulinio karo, tautų lygos kalbėjimo daug, bet iš kitos pusės niekas nesikeičia. Jo nedaromi jokie veiksmai, tik tai, kaip sakoma, liežuvis paleidžiamas į išorę ir viskas, daugiau nieko nėra. Ir tai turbūt kažką tai sako apie tai, kad karas yra ne šiaip sau kažkoks reiškinys, kad kodėl jo nepavyksta tada užkardyti. Ir manau, kad čia turbūt reikėtų tikrai paimti ir tai, kad mes visi žmonės iš principo linkę savo meluoti dėl karo daugiau, nei mes galvojam. Mes daug šnekame apie tą karą, kad tai kažkokia beprotybė, kad tai yra kažkas sudėtingo, sunkaus, nepakenčiamo žmonėms, bet jeigu jis neišnyksta, tai kažkas yra. Ir mano įsivaizdavimu tai yra kažkas panašaus, kaip mes šnekam apie suicidus. Tarsi iš vienos pusės apie tai ir šnekama, ir psichologija, ir visur, bet šalia to vis tiek mes bandom neigti turbūt ir įsivaizduoti, kad to nėra. Ir man atrodo, kažkas panašaus yra ir su karu, kai mes bandom pasislėpti už žinojimo, tarsi, kad mes nežinom. Ir čia kaip pavyzdys, aš manau, galėtų būti ir geras tokia, prasidėjus Rusijos invazijai, tikrai buvo gera, manau, iniciatyva Lietuvoje daugumos psichoanalitinių, ne tik psichoanalitinių, bet ir psichoterapinių draugijų pasmerkti Rusiją dėl karo Ukrainoje. Bet kas buvo įdomu, tada turbūt ir jūs, jeigu paskaitysite, ten nei žodžio nėra užsiminta apie Baltarusiją. Tarsi, jos indėlis į karą yra nulinis, tarsi jos nėra. Ir aš manau, kad tai tikrai toksai geras pavyzdys to, kaip mes patys savo linkę meluoti apie karą, bandydami įkalbėti save. Aišku, šalia kito, tai tikrai, jeigu taip mes šnekam apie tą tokį irgi apgavystę savęs dėl karo, aš tai manau, kad yra labai daug ir tokio kito. Pasislėpti po terapeutų ir tokių terapeutams ir analitikams po savo tokią visagalybę skraistę, kai skamba, kad, jeigu psichoanalitikai konsultuotų politikus ar ten turėtų valdžią, tai tada, nei karų, nei krizių ten nebeliktų, jas pavyktų išvengti arba užkardyti. Tokios, bet man tai skamba tokios visagalybės, kur tarsi, analitikai, tai kažkokie kitokie žmonės, kurie
kitaip sutvarkytų tą pasaulį, kas aš manau, tai irgi šiek tiek, nu, tikrai didelė visagalybė ir man atrodo, kad, nu, neduok tu Dieve, jeigu psichoanalitikai ateitų į valdžią. Būtų galbūt net baisiau ir blogiau. Tai va, tai dabar jau šiek tiek grįžtant prie vėl to, kodėl kariaujama, kodėl kariaujame. Aš manau, kad yra labai skirtingos priežastys, skirtingam lygmenyje mes galim kalbėti apie tai, kodėl kariaujama. Galima šnekėti apie individualias priežastis, tai tokio kario priežastis, tai to, kuris konkrečiai kaunasi mūšyje. Tai čia, va, jeigu taip grįžtant prie mitologijos, tai gali būti Achilas, Hektoras, Paris ar Portas. Žinot, tai yra skirtingos priežastys, turbūt dėl ko kaunasi Achilas, Hektoras, Paris arba Portas, kuris Diumos romane sako, aš kaunuosi dėl to, kad aš kaunuosi. Achilas kaunasi dėl nemirtingumo, Hektoras gina savo šalį, Paris aš nežinau, jisai turbūt bando ginti savo Eleną, bet, nu, ir čia galima galbūt pasišnekėti šiek tiek apie tuos skirtingus irgi dalykus. Pavyzdžiui, Achilas ir Hektoras yra profesionalūs kariai. Ko nepasakysi apie karį. Turbūt kaip ir dabar yra profesionalūs kariai ir mobilizuoti kariai, tai žmonės paimti iš civilio gyvenimo. Ir turbūt jų priežastys, kodėl jie atsirado kare, tai yra skirtingos. Profesionalas jis sąmoningai eina į karą, mobilizuotas, jisai priverstas eiti į karą. Aišku, šalia to kitas lygis tai yra karo vadai, politikai, tai vadinami vanagai, Agamemnonas, iš kitos pusės Priamas, kuris bando ginti savo šalį. Šalia to mes turėtumėm kalbėti ir apskritai dar ir apie tokį dalyką, kad tautos gali būti labai skirtingos savo karingumu. Achai tikrai, graikai proto, nu, yra labai karingi, kaip, nu, žinot, istorija rodo apie vikingus. Šalia to mes ir patys Lietuvoje turim tam tikrų dalykų apie tai, kaip apie karingumą šnekant. Tai vienas iš tokių, nežinau, kiek esat girdėję, bet vikingai savo odėse rašo apie tai, ko jie bijo. Vienas iš bijojimų tai yra geriau nesusidurti su kuršiais, nes tai yra kažkas baisaus. Tai va, jeigu vikingai jų bijo. Na ir apskritai, jeigu mes dar šnekėsim, kažkaip pamiršau paminėti, tas karo lygis irgi gali labai būti skirtingas, nu, nes skirtingi karai yra. Turbūt vienas dalykas, pavyzdžiui, kai mes kalbam apie Lietuvos nepriklausomybės karus, bet kitas dalykas, kai tuose nepriklausomybės karuose mes dabar kalbam apie karą tarp Lietuvos ir Lenkijos arba tarp karą su Raudonaja Rusija, bet šalia to gali būti ir kitų karų, kuriuose galbūt mes jau netaip gerai atrodome, bet jie yra, tai vat karas karui nelygus. Tai vat, bet šalia to turbūt, vat tai, ką ir šnekėjo prieš tai pranešime, aš norėčiau čia šiek tiek pašnekėti tada pirmiausia apie propagandą, apie tai, kaip vaizduojamas tas karas. Propaganda tai tai, kas žadina žmonėse entuziazmą karui. Ir 20-am amžiuje buvo tyrinėta literatūra, kuri, nu, atsiliepė kažką apie karą ir buvo pamatyta, nu, kad yra tikrai daug literatūros aukštinančios karą ir kovinį charakterį. Ten jo rašoma pasaulis be karo ar pasiruošimo jam literatūroje vaizduojamas kaip švelnių dorybių ir dvasios pasaulis. Pasaulyje be karo rizikos ir drąsos nėra nuotykių ir romantikos. Toks šventųjų pasaulis tarsi. Iš kitos pusės karas vaizduojamas beveik kaip religinio išganimo sakramentas. Tai fantastiška visata, turinti grotestišką ir tamsų grožį. Karas prieskonis, dėl kurio verta gyventi. Susidūrimas su priešu mūšyje iki mirties įkvepia tą aistringą paniką gyvenimui, kuri yra pagrindinis moralinės stiprybės šaltinis. Per karą žmonės ir tauta įrodo savo pranašumą prieš aukščiausią teismą, istorijos ir dievų. Tai vat, kaip matot, jo atsiliepimai, ką aš išnekėjau, kad kartais atrodo, kad mes smerkiam karą, bet, nu, realybė rodo va taip. Ir tie mitų kūrėjai to karo, tai čia yra nuo istorikų, karo korespondentų, filmų kūrėjų, literatūrą kūrinčių žmonių iki pačios valstybės, visi šneka vat apie tai ir, nu, nors vienas dalykas yra, kitaip gaunasi. Tai va, ir čia tada gaunasi iš tikrųjų, kad yra sukurta tam tikri tokie dalykai kaip idealaus kario ir romantinio tokio karo stigma, kuri dominuoja mūsų vakarietiškoje kultūroje. Ir tai iškraipo, gadina ir užkrečia viską aplinkui. Ir jeigu mes šnekėsim apie tą pačią literatūrą, tai čia, vat, nu, žinot, garsas nuėjo apie Achilą, o ne apie Hektorą. Kas prisimena Hektorą? Ne.
Visi prisimena tik Achilą, nu nebent šalia jo kažkoks ten Hektoras buvo, bet ir tai tik dėl to, kad jis buvo nužudytas. Tačiau ar tikrai tas Achilas toks nekaltas riteris ant balto žirgo? Realybėje jis toli nuo romantizuotos ir sudializuotos mūsų laikais Brado Pito Achilo, kur ten gražuoliukas toksai yra. Tikrasis Achilas yra marodierius, prievartautojas, smurtautojas, šiaip tai masinis žudikas. Gynėjų šioje istorijoje turėtų būti ir yra visų pamirštas Hektoras. Ir tada, jeigu mes šnekėsim apie Homero Iliadą, tai taip tik mums atrodo, kad tai kažkas tokio. Ne. Tai ne holivudinė karo pasaka apie meilę ir gėrio pergalę. Tai knyga apie žudymus, prievartavimus ir plėšimus. Ir tie, kas neskaitė, tikrai verta ją paskaityti ir pamatyti galbūt visai kitoje šviesoje. Taigi čia aš tartu pasakyčiau apie tai, ką mes galvojam, kad antikiniai tie proto graikai yra labai išaukštinti. Mes šnekam apie tai, kad jie kultūrą sukūrė, kad jie civilizaciją davė, kad jie demokratiją. Kaip per visą Iliados istoriją, jeigu pasižiūrėsi, galima juos pamatyti ir visai kitų kampų. Tai agresoriai, okupantai ir gabūs propagandistai. Sėkmingai sukūrė agresorius, tokių ir okupantus pateisinantį mitą. Ir apie mitų kūrimą, tai aš manau, kad yra labai svarbu, ypač apie karo mito kūrimą, kur, žinot, nugalėtojai kūrė mitus apie tai, kaip buvo, kas ten buvo. Ir tikrai nugalėtojai nori save pateisinti. Dabar, jeigu mes šnekėsim šiek tiek apie interesų konfliktą, kas apsprendžia ir smurto naudojimą ir patį karą, tai tiek gyvūnų pasaulyje, tam tarpe tada ir žmonių, konfliktai tikrai sprendžiami naudojant, dažniausiai naudojant smurtą. Ir didesnę galią turinčio dominavimas ir yra paremtas jo jėga prieš kitą. Ir pradžioje tai aišku, kad tiems konfliktams spręsti ir jėgą parodyti, tai viskas ėjo per raumenų jėgą, kas stipresnis raumenimis, tas jis nugali, bet netrukus, kadangi mes vis tiek turim tokį organą kaip smegenis, tai tą raumenų jėgą papildė, o paskui net ir pakeitė įrankiai, o vėliau ir ginklai atsiradę ir jų panaudojimas. Ir čia jau gavosi taip, kad intelektinis arba kartu ir išteklių ir turto to pranašumas pakeitė brutalią raumenų jėgą kare, bet karas nuo to nepasikeitė. Galutinis karo tikslas, jeigu tai pasižiūrėsim, tai yra padaryti priešų žalą, suluošinti ar net nužudyti ir taip jį pašalinti, priversti atsisakyti reikalavimų, sutikti išspręsti prieštaravimus savo naudingą linkme, dėl to kariaujama. Privalumai nužudant priešą tai yra akivaizdus. Nužudytas priešas negali atnaujinti pasipriešinimo. Toks jo likimas labai gerai atgraso kitus nuo ėjimo jo keliu, nuo pasipriešinimo. Ir priešo nužudymas patenkina ir iš principo instinktyvų mūsų polinkį žudyti. Tik tai vėliau ketinimą žudyti pakeitė idėją, kad nugalėtas priešas gali būti šiaip naudingas, priverčiant jį atlikti įvairius darbus, dirbant už nugalėtoją. Tai yra, jeigu jis bus paliktas gyvas, bet įbaugintas. Tik aišku, vienas dalykas, kad nugalėtojas turėjo susitaikyti su nugalėto priešininko slypinčių keršto troškimų ir toks saugumas šiek tiek mažėjo, kad tas nugalėtas gali visą laiką tau į nugarą įsmeigti peilį. Bet aišku, žudimo tarsi sumažėjo kare. Šalia to labai yra svarbus dalykas, kad ne viskas yra taip jau negatyvu, jeigu mes kalbam apie karą. Man buvo įdomi tokia idėja tame, kad tai yra priemonė įtvirtinti ir tam tikrą taiką. Karas amžina taiką, nors čia kabutėse šiek tiek, bet taip. Tai nes jeigu mes šnekėsim apie tos konfliktus, tai su individo jėga vieno galėjo konkuruoti tik kelių silpnesnių, stabiliai ir ilgalaikę kažkokią sąjungą. Ir taip susivienijusių galia tapo teisė, įstatymų ir valstybė. Ir jau smurtas perėjo į išimtinai valstybės privilegiją. Ir dėl to karai čia galėjo sustoti, nes įsivyrauja pusiausvyra ir pakenčiama tada taika atsiranda. Bet, žinot, ekonominiai, istoriniai veiksniai vis tiek lemia tą, kad įvyksta visokių galių pasikeitimai ir atsiranda naujos klasės, naujos galios, norai reikalaujamo kažkokio, kai tuo metu valdantieji gali nenorėti pripažinti tų pokyčių, dėl to vėl kyla karas. Pilietinis karas, maištas, kuris laikinai sustabdo teisės galiojimą, bet iš principo vis tiek tas karas baigėsi tuo, kad
įsitvirtina nauja teisinės visuomeninės sistema, jo sukūrimas ir tada taika vėl įsigali. Tai va, tai karas šiek tiek prisideda prie taikos. Iš kitos pusės, kai kurie didžiuliai užkariavimai, mongolų, pavyzdžiui, totorių, tos pačios Romos užkariavimai, jeigu tai pasižiūrėsim, jie irgi prisidėjo prie smurto pavertimo teisę, įsteigiant valstybės, kuriuose smurto naudojimas ir karas tapdavo neįmanomas. Vis dėlto užkariavimai dažniausiai būdavo labai trumpalaikiai, toks nestabilus rezultatas. Ir čia dabar jau šnekėsim šiek tiek tada tokiam ir individualiam lygmenį, bet manau, kad galima šnekėti ir apie tautas. Tai žinot, tas žinomas pasakymas, tai žmogus žmogui vilkas. Ir Freudas manė, kad žmogaus tikroji prigimtis yra tamsi ir tautų turbūt irgi ir savanaudiška. Žmonės visada buvo agresyvūs, jie troško smurto, troško nemirtingumo ir labai troško šlovės. Ir tiesiog civilizuotame pasaulyje tie žmonės verčiami nesielgti pagal tą savo tikrąją prigimtį, slopinti ją ir taip tampa įmanoma kažkaip jau gyventi bendruomenės ir gyventi toje valstybėje. Karo metu, kai vyrauja jėgos teisė, slopinti, kontroliuoti tikrąją prigimtį darosi sunkiau ir net neįmanoma. Ir va, jeigu taip šnekėsim per mitus, Achilas ir yra tas žmogus, kas su juo, su žmogum atsitinka, kai vat, tie civilizacijos pančiai nukrinta ir žmogus gali daryti, ką nori. Ir tada kraujas liejasi laisvai. Toliau šnekėtumėm dar irgi, jeigu tai paliečiam, tada ir destrukcijos instinktą, apie ką šnekėjo, ir turbūt visi žino, neapykantos ir to naikinimo troškimas, mirties taip vadinama Tanatos vara. Tai sužlugdyti žmogų bei paversti gyvybę į pradinės negyvos materijos būseną. Kartu jo esmė yra veikiau tokiuose emociniuose, o ne biologiniuose mirties motyvuose. Ir specialių organų ar įrankių pagalba ta gali būti nukreipta į išorę, į gyvas išorę arba gyvas būtybės toje išorėje. Jeigu ši jėga nukreipta į naikinimą išoriniam pasaulyje, tada nukreipiama, tai tas organizmui palengvėja, žmogui pasidaro geriau, lengviau. Ir noras įsitraukti į karą, tai ir yra toks destruktyvaus instinkto padarinys. Ir taikos metu ši aistra egzistuoja latentinėje būsenoje ir iškyla tik neįprastomis aplinkybėmis. Bet ją palyginti lengva išleisti veiksmus sukėlus kažkokią kolektyvinę psichozę per tą pačią propagandą, ką man atrodo dabar mes ir matom, kur prasideda kažkas panašaus. Toliau, kai aš galvojau iš pradžių, kai ruošiausi šitam tokiam mūsų pranešimui, tai aš iš pradžių galvojau, kad vis tiek laikysiuosi daugiau tos idėjos, kad, iš principo, jeigu mes šnekam, ar yra kažkokia kario asmenybė, kažkoks tipas, kuris eina į karą ir nori karo, tai kad, vis tiek labiau laikiausi to, ką ir Segemanas, kad, nėra įrodymų, kad jisai daugiau šnekėjo apie teroristus, bet aš turbūt pridėčiau ir karius, kad išpolių metu ar ankstesnėse savo istorijose turėtų kokių nors specifinių juos apibūdinančių psichikos simptomų. Ir manau, kad jisai yra, tuo metu aš taip galvojau, kad viskas tvarko ir tai yra, tas, kad viskas kaip ir, taip panašiai. Bet paskutiniai įvykiai man kažkaip, ir visas tas šnekėjimas tiek daug apie karą tarsi kažkaip verčia imtis, žiūrėti kitą tašką tokį pereiti. Aš vis tik manau, kad yra konkretus kario asmenybės tipas. Aišku, mes čia turėtumėm šnekėti apie tos profesionalius karius, jų asmenybės, o ne tuos šauktinius, tuos žmonės, kurie tiesiog atsidūrė kare dėl mobilizacijos. Čia yra skirtumas. Žinot, galbūt daugiau šnekant apie istoriją, tai perinant į viduramžius ir ne tik viduramžius, dar gilesnius, to pačius senovės istorijos dalykus. Mes ten matome profesionalių karių, kurie tiesiog užsiminėjo tuo dalyku, jie tiesiog kariavo, ko yra ir dabar ir Lietuvoje, ir visam pasaulyje. Vis tik aš manau, kad mes galim šnekėti apie profesionalių karių kastą. Žinot, kai yra ten ta istorija apie tai, kad kai susitiko dvi kariuomenės, atėniečių, man atrodo, tebiečių ir spartiečių kariuomenės, ir jie ten ruošiasi žygiui prieš tos pačius persus, ir atėniečių ir tebų, man atrodo, jeigu tiksliai žinau istoriją, visą tą vadai, jie kažkaip labai piktai pradėjo šnekėti su spartiečių vadu, kad, kodėl jūs tiek atsivedėt labai mažai žmonių, kai mes čia tiek daug atsivedėm karių ir visa kita. Ir tada spartiečių karo vadas, jisai taip nusijuokė ir sako, tuoj aš jums kai ką parodysiu. Ir jis tada pasakė, taip, atsikelkit tie, kurie žiedžia puodus. Ir
tie atsistojo žmonės, išeikite iš rikiuotės, tada sako, atsikelkite tie, kurie dirba odą, tada tie, kurie dirba metalą ir taip jis vardino įvairias amatininkų profesijas, kol gavosi taip, kad jis beveik išvardino visas ir tada jisai tiems vadams parodė, koks liko vaizdas ir iš principo Atėnų ir Tebų kariuomenių neliko, ten neliko nei vieno žmogaus, o iš spartiečių neišėjo nei vienas žmogus į kažkur, tai jie visi liko tenai ir tas spartiečių karinių, tas vadas ir pasakė, kad tas ir yra skirtumas, kad spartiečiai, jie tai yra profesionalūs kariai, kurių vienintelis gyvenimo būdas ir vienintelė profesija ir yra karas. Karas ir kariavimas ir buvimas kariu. Tai vis tik mes turėtumėm šnekėti apie konkretaus kario turbūt ir asmenybės tipą. Aš nesakau, kad tai sutrikimas, bet jisai turi labai skirtingus dalykus negu kiti žmonės, negu taip vadinami civiliai. Ir kažkada kalbantis su specialiųjų operacijų padalinio vadu, jisai dalyvavęs buvo kare ir turėjo ne vieną kovinę operaciją, apie tai, koks turėtų būti to specialiojo padalinio. Aš manau, kad čia yra tokia tikrai kvintesencija tų profesionalių karių. Koks turi būti karys, jam labiausiai patiko psichopatinis asocialus charakteris, kaip toks tinkamiausias kariui, tik reikėtų tokio menkniekio, kad jie būtų valdomi, ko būtent jiems ir labiausiai trūksta tokiems, kaip aš sakiau. Aišku, aš čia tik dadėčiau turbūt prie to, kad ne tik psichopatinis, bet ir labai be asocialių, labai ir tokių narcizinių tokių dalykų reikia, kad turbūt ir jaučiasi pas tuos karius tiek, kiek aš esu su jais bendravęs. Ir jeigu jūs prisiminsite vaizdinius, nes tai vis tiek profesionalūs kariai, tai dažniausiai mes šnekam apie karininkus ir profesionaliai tarnaujančius. Ir jiems jų tas polinkis į uniformą, polinkis į medalius, polinkis į kitus, čia dar šnekėsim. Ir čia labai gerai dar irgi vienas dalykas, manau, atsispindėtų. Aš turiu patirties dalyvaujant rinktinėje Aras kaip derybininkas ir dėl to kažkiek galėčiau šnekėti apie tą skirtumą tarp derybininkų psichologijos ir kovinių pareigūnų. Iš tikrųjų matau didžiulį skirtumą, nes derybininkas vis tiek tai žmogus, kuris nori susitarti, kuris nori susišnekėti, kai koviniai pareigūnai, tai jie visai kitas žmonių tipas, tai žmonės, kurie nori panaudoti smurtą, kurie nori veiksmo ir nori akcijos tam tikrą prasme ir tai jie daro kartais pasąmoningai. Tai kariai, kaip rašė Einšteinas, kariai, kurie pasirinko karą kaip savo profesiją, tiki, kad tarnaudami kariuomenėje jie gina savo tautos interesus. Ir tai turbūt tikrai toksai manifestinis pareiškimas, apie kuo jie patys irgi tiki, nes dažniausiai, jeigu ko be paklausia ar kariuomenėje, ar policijoje, kodėl jie daro, ką jie daro, jie šnekės apie gynybą, apie gynimą savęs, apie galbūt smurto kažkokį pavartojimą, specpriemonių pavartojimą, neutralizavimą žmogus, jie niekados nešnekės apie nužudymą. Net jeigu tu juos tiesiogiai pasakysi, jie šnekės apie vatus ir tai turbūt irgi ne šiaip savo. Nes jeigu taip iš viso pasižiūrėjus, tai kam ruošiami kariai ir kam ruošiami policininkai, jiegi ruošiami iš principo žudyti. Žudyti žmonės, prieš juos panaudoti smurtą, bet, kaip sakiau, nei vienas apie tai nekalbės, todėl manau, kad turėtumėm kalbėti, kai mes kalbam apie profesionalius karius, mes turim kalbėti apie tokį reiškinį kaip sublimacija. Sublimacija kaip tam tikrų polinkių panaudojimą visuomenės gėriui, bet vis tiek mes šnekam apie tam tikrą. Taip pat mes turėtumėm šnekėti ir apie tam tikrus prigimtinius polinkius pas tokius asmenis, paversus, aišku, socialiai priimtinais, bet vis tiek tai yra specifinis mąstymas ir specifinis pasaulio matymas, kuo jie tada skiriasi. Ir pirmiausia, tai ir yra tas polinkis didesnis, manau, į smurtą ir žudymą. Polinkis kartu, jeigu taip šnekėsim, toks narcizinis buvimas svarbiu, ypatingu, kas irgi svarbu, tai galima taip labai pamatyti per tų karių ir karininkų tą polinkį į uniformas, į tas puošnias uniformas, į tam tikrus ritualus, medalius, kurie yra kabinami jiems ant krūtinės. Šalia to tikrai, aš čia paėmiau iš žvaigždžių karų tada tą dalyką, aš manau, kad mes vis tiek turėtumėm šnekėti apie tai, kad visose kariuomenėse egzistuoja taip vadinamas, jeigu jų profesionalus imperinis mąstymas. Tai kariuomenė visą laiką bus tokia kaip imperija, ne respublika, kad ir kaip būtų liūdna, ten kitoks požiūris yra. Ir
O kur tai labiausiai gali būti įgyvendinta, jeigu ne karo metu, va tai, kas trokštama, tai, ko yra tuose žmonėse. Tad karas tampa tokiu labai svarbiu ir trokštamu, nes tik karo situacijoje jie tada bus svarbus, į juos žiūrės jie, kitaip, juos kitaip galima matyti tada. Tai va, nes jeigu ne karas, tai jie tada nueina į antrą planą. Tai iš principo va toks dalykas svarbu. Šalia to, jeigu mes dar šnekėsim ir apie tų pačių karių ruošimą, tai yra perdėtas tam tikrų iš tikrųjų karo pareigų, kurios labiau susijusios su mūšiu, vadovavimu, jam sureikšminimą ir iškelimą. Iš principo daugumos profesionalių kariuomenių istorijoje ir vadovėliuose yra daugybė pasakojimų ir mokymų apie tai, kaip vadovauti mūšį, kaip dalyvauti mūšyje. Tai pagrindinis dalykas, tačiau labai nedaug, jeigu iš vis tokių yra apie lyderystę, kažkokį ir buvimą taikos metu. To beveik nėra. Tai, mes patys juos apmokinam tam. Ir iš kitos pusės labai gajus ten irgi dar ir kitas mąstymas, tai apie tai, kad puolimas yra geriausia gynybos priemonė. Tai va, dabar dar šiek tiek, jeigu taip, apie klasikinės karių grupės, iš kur ateina tie į tuos profesionalius kariškius. Tai pirmas dalykas, tai tie, kurie prisijungia susitapadindami su savo šeimos tradicija, tai vadinama senelis, tėvas, aš, mes visi karininkų karta ir vienas iš kitą. Ir ta tradicija yra labai stipri pas tuos klasikinius tokius, karius, tuos profesionalius karius. Arba kita grupė, tai tie, kurie prisijungia dėl kažkokio agresyvaus atsako į kažkokias netektis, ar pačių, ar savo giminės, ar savo artimųjų, ar tautos, kaip toks keršto dalykas iš principo. Bet čia jau šiek tiek yra tos skirtingos grupės. Aišku, dar jeigu taip, tarp teroristų buvo šnekama, kad tai yra kita grupė, kuri jau po to prisijungia kaip iš tokių materialių, iš tikrųjų, tokių norų, kuri niekinama yra šiek tiek. Ir aš manau, kad tarp karių irgi profesionalių dabar jau yra vis daugiau tų, kurie bando tiesiog merkantiliškai eiti į karą tam, kad užsidirbti, tam, kad pasidaryti biznį. Bet, jeigu tai pasižiūrėjus šitas pirmas dvi grupės, tai tą trečiąją žiūrima taip labai taip iš aukšto. Šalia to Džeimsas atkreipė dėmesį, kad daugelis mielai ignoruoja, apie ką mes šiek tiek šnekėjom, tai yra paradoksalų apskritai žmogaus požiūrį į karą ir smurtą. Ir jis sakė, kad nors karas yra pragaras, žmonės traukia į šį pragarą, jie aktyviai ieško jo dėl kažkokio vidinio raginimo. Todėl esminis potraukio karo elementas yra už proto ir logikos ribų. Tuo metu jo kolegos ir Amerikoje, ir Europoje tada manė, kad šiuolaikiniam pasaulyje, jeigu tai pasižiūrėjus ir dabar buvo tokių tendencijų, kad šiuolaikiniam pasaulyje dideli ginkluoti konfliktai yra tokios praeitis dėl eksponentiškai padidėjusios šiuolaikinių ginklų griaunamosios galios. Tada buvo. Dabar irgi žmonės laikė, kad tipo atominė bomba, buvimas atominio ginklo tarsi uždarys karus, bet kaip matot, jie tada buvo neteisūs, tada antrasis pasaulinis karas prasidėjo. Ir dabar turbūt irgi tie filosofai ar tie mąstytojai, kurie sako, kad karas neįmanomas, kaip mato, irgi klysta. Karas labai labai įmanomas net su branduolinėmis valstybėmis. Karo korespondentas Hedges 2002 jisai irgi parašė knygą ir jie rašė apie tai, kad ilgalaikė karo trauka yra kaip toks reiškinys. Net ir naikindamas mus gali duoti tai, ko mes trokštame gyvenime. Jis gali suteikti mums tikslą, prasmę ir priežastį gyventi. Ir jis įvardyja tai kaip priklausomybę sukeliantį tokį narkotinį karo potraukį, nebūtinai net karo, jo tiesiog buvimui šalia jo. Ir priešų žudymas suteikia galimybę per smurtą įtvirtinti savo egzistavimą. Daugelis nori priima karą, jeigu tik gali jį įkišti į kažkokią tikėjimo sistemą, kuri nuspalvins kylančias kare kančias kaip būtinas aukštesniam gėriui. Nes žmonės ieško ne tik laimės, bet ir prasmės savo gyvenime. Nesant gyvenimo prasmės, egzistencija tampa tuščia ir mechaniška. O bjauri mūsų buvimo šioje planetoje fiziškumo našta visa jėga veikia mus ir ne per geriausiai. Ir dėl to irgi karas tampa tokiu išsigelbėjimu. Šalia to pažeminimas, gėda ir nepagarba yra dalyvavimo kare tiek individualiai, tiek grupėje neigiama varomoji smurto jėga, kur asmenys ir bendruomenės yra niekinami ir žeminami, kaupėsi kartus neteisybės jausmas.
atsiranda nenumaldomas troškimas atkeršyti ir atstatyti tą neteisybę, atstatyti teisybę. Pagrindinis emocinis smurtinio elgesio motyvas – noras apsisaugoti nuo didžiulio gėdos ir pažeminimo jausmo ir siekimas jį pašalinti bei pakeisti priešingybę, pasididžiavimo ir garbės jausmais. Ir karas tada tampa noru susigrąžinti orumą savo ir savo grupiai, per smurtą pažeminant priešą, jam perkeliant gėdą ir nepagarbą ir taip nesijausti pažemintų pačiam. Dažnai net pačiam mirštant didvyriškai ir drąsia mirtimi. Tai čia vat yra apie tuos mūsų norus. Bet čia, jeigu dar šnekėsim šiek tiek ir apie grupinį tokį lygmenį, tai žmonės, kurie jaučia, kad grupė, su kuria jie tapatinasi, buvo kolektyviai sugėdinta, yra linkę į kolektyvinį smurtą prieš tą kitą grupę, kuri gėdija tą grupę. Ir čia tada nesvarbu, ar mane sugėdijo asmeniškai. Užtenka priklausimo. Ir puolančios grupės individai jaučiasi diskriminuojami ne dėl savo kažkokių tada individualių savybių, o dėl tiesiog priklausimo grupiai, kuri, o ne jie patys, yra kolektyviai atstumta, kažkokia pažeminta. Ir šios tada grupės individai turi jausmą, kad kilo grėsmė pačiai bendruomenės egzistencijai ir viskam, kas jai brangu. Todėl jie patiria tada gilę baimę ir kuria poreikį reaguoti bent jau tokiu pat smurtu, kokį ji, ta grupė, o ne jie, tada patyrė. Ir jie įsitraukia į kolektyvinį smurtą prieš kitą grupę, kuri jų manimų tai daro jiems. Ir va čia jau tada net nereikia to, kad pats žmogus nukentėtų, užtenka, kad jis jaučia, kad reikia atkeršti už savo grupę, kad įvyktų smurtas, kuris pereitų turbūt į karą. Šalia to dar gėdos ryšys su tuo narcistiniu įniršiu ir konfliktu tada. Ir gėda sukelia destruktyvų narcizišką įniršį ir skatina keršyti socialiniai santvarkai, klaidingai manant, kad taip galima pataisyti gėdą ir narcistinės traumas. Tie sužalojimai yra pakankamai sunkus, kad kelia grėsmę savęs ar grupės, su kuria tapatinamasi sanglaudai ir išlikimui. Ir iš narcistinių sužalojimų tada kyla destruktyvumas ir smurtinis elgesys, kaip bandymas kažkaip turbūt kompensuotis. Ir be smurtinių priemonių tada individui ar grupėje išlaikyti ar atkurti savigarbą tampa neįmanoma. Tad jėgos siejančios mūsų socialinę tvarką pralaimi toms, kurios verčia mus jaustis pažemintų, atstumtų ir kad tai kompensuoti verčia tada mus pradėti žudyti kitus. Bekeris manė, kad ši žmonių tamsi meilė, smurtui ir susižavėjimas didžiulio tą griaunančią galia, apie ką rašė prieš tai jau, yra tokio neracionalu tarsi iš vienos pusės, bet tame neracionalume mes turime pamatyti, kad yra sava logika. Nes jeigu mes norim suprasti karius, jeigu mes norim jiems padėti galbūt kai kuriais dalykais pasveikti nuo karo, iš kitos pusės galbūt šiek tiek ir nustoti kariauti ir nustoti būti kariais, mes turim pamatyti jų logiką. Ir mano įsivaizdavimu, kai kurių psichoterapeutų tas toks užsidarimas savo tokiam stiklo bokšte, galvojant, kad jie viską žino ir viską mato ir viską supranta, ir tada žiūrėjimas su tokia panieka į karius, kad čia yra kažkokie barbarai, su kuriais mes neturim jokio reikalo, kaip tik veda prie to, kad kariai jaučiasi nesuprasti, jie keistai žiūri į tuos žmonės kaip į keistuolius ir tada yra nesusikalbėjimo. Aš manau, kad vis tik mes kaip profesionalai mes turėtumėm pabandyti suprasti net ir mums gal atrodančią labai nepatrauklę žmonijos dalį. Nes kad ir koks neprotingas kitiems mums ten terapeutams atrodytų tas karių elgesys, ir iš mūsų virš to stiklo bokšto atrodytų, kad toks mes jau aukščiau viso to, bet karių elgesys, kariui jo elgesys yra pateisinamas atsakas, kurio tikslas ištaisyti suvoktą siaubingą praeities skriaudą jiems, jų bendruomeniai ar tautai. Ir prašyti karių tiesiog pamiršti praeitį reiškia nesuvokti, kas vyksta ir greičiau bus tai atmesta kaip kvailystė. Karas dažniausiai yra tokio ilgo tokio proceso rezultatas ir jo prasme galima suvokti tik tuo atveju, jeigu suprantame ir tautos, ir individo to kario praeitį. Tai nes ne veltui yra tos istorijos, kai psichoterapeutai bando padėti kariams, bet jie jaučiasi atstumti, nes jie tiesiog paklausia, ar tu buvai toj nulio zonoje. Ir kai jie sako, ne,
Tai tada karys turi tą atsakymą, tai apie ką mes galim šnekėti. Aišku, aš nemanau, kad visi psichoterapeutai, jeigu nori padėti, jie turi pereiti karą. Bet pabandyti suprasti, dėl ko karys kaunasi, tai yra svarbu. Bendras dar irgi dalykas ir teroristams, ir kariams, ir tiems, kurie kovoja su terorizmu, tiems kariams jau taip irgi svarbus dalykas. Abi dvi pusės mano, kad nužudyti blogį yra gerai. O jeigu žmogus kitoj pusėje miršta, tai yra ne tik moralus ir drąsus veiksmas, o dar ir patvirtinantis priešo nedorumą. Ir čia ar vienai, ar kitai pusėje tai būdinga. O Rankas, tai Oto Rankas, jisai šnekėjo dar irgi apie tą smurtą, apie galbūt ir manau, kad ir karą, kad smurtas tai būdas įveikti didžiulį mirties nerimą. Nes žinot, žinios apie mirtį prieštarauja pagrindiniam mūsų išlikimo instinktui. Ir yra potencialiai žalojančio tokio psichologinio nerimo šaltinis, tas mirties siaubas. Tad visi norime išgyventi ir tam tikrą prasme įgyti nemirtingumą. Tačiau, kadangi esame mirtingi ir dėl to patiriame didžiulį nerimą to mirtingumo akivaizdoje, mes turime stengtis užmaskuoti mirtingumo faktą. Ir tą daryti mes bandome dalyvaudami tokio simbolinio nemirtingumo aktuose, tokiuose didesniuose užgyvenimo projektuose, kur vienas iš jų tai ir gali būti karas, kur daugiau negu mano gyvenimas. Ir teroristinio karo bruožas tai skirtumas tarp aukos ir taikinio, čia turėtume atskirti. Esminis elementas išpuolis vis tiek kare daromas tada prieš auką, bet siekiant paveikti taikinį. Auka yra tik tai kaip priemonė. Auka gali būti ir bendruomenė, ar jos dalis, individas, bet jie yra tik tai priemonė kažką padaryti, bet aišku, tai irgi kenčia žmonės. Iš principo vis tiek mes turėtumėm galvoti, į ką tai nukreipta, ką priešiška pusė mums nori pasakyti. Ir taikinys tai gali būti dažniausiai kažkoks autoritetas, valdžia arba visuomenė. Čia pat galima šnekėti apie tai, kad smurtas, kaip ir bet koks elgesys, galiausiai vis tiek yra proto produktas. Ir tas kognityvinis motyvas yra labai svarbu suprasti, jeigu norime suprasti šiuolaikinį karą. Teroristinio tas karo tikslas, čia mes irgi įvedam šiek tiek kitą tokią terminą, teroristinis karas. Jame teigiama, kad yra kaip teigia viena iš teroristinių grupių, tikslas yra sunaikinti pasaulį siekiant jį išgelbėti. Toks įdomus dalykas. Ir ant griuvėsių tada pastatyti naują, kažkaip girdėtas dalykas. Šiuolaikiniai fundamentalistai beveik visuotinai sutarė, kad jie maištauja prieš modernumą, vakarų pasaulio modernumą. O vakarų pasaulio atsidavimas mokslo pažangai jie laiko kaip tik grėsme. Jie mano, kad tai jie kovoja su nihilizmu, kurį jie suvokia kaip kilusi iš to šiuolaikinio vakarų mentaliteto, griaunančio kaip tik tą tradicinį, moralinį, teisinį ir politinį valdžios ir teisėtumo, Dievo ir religijos pamatą, ir dėl to jie kovoja. Ir čia karo priežastis ir jau galim šnekėti apie tai, kad iš vienos pusės tai yra mūsų vakarų pasaulio modernumas ir noras tada tą modernumą ir šitą pasaulį sunaikinti kaip grėsmę. Jeigu tai paaiškinant, tai žmogus negali gyventi pasaulyje, kurio negali suprasti. Patikima tikėjimo sistema tiesiog būtina tam psichiniam išgyvenimui. Ir grėsmė įsitikinimų sistemai kelia grėsmę žmogaus išlikimui tiesiog. O vakarų modernumas ir tas šiuolaikinis protas, jis kaip tik paveikia tas iki modernes tradicinės pažinimo struktūras ir įsitikinimų sistemas, jos tiesiog sugriuvo. O situacijose, kai griūna įsitikinimų sistema ir žmogus patiria abejonės, skepticizmą, nestikrumą, tie žmonės gali patirti didžiulę paniką ir siaubą. Ir dėl to kai kurie net bando pabėgti nuo panikos, keldami tą siaubą kitiems. Tas žmonės turi nenugalimą pagundą įsitraukti į tikrumą, slypinti tokiuose dogminėse, autoritarinėse tikėjimo sistemose, tokiuose kaip nacionalizmas, totalitarizmas, nes jomis negalima abejoti, nes jų pagrįstumą garantuoja neklystantis vadai autoritetai. Ir tikslas pasiekiamas tokiomis pačiomis priemonėmis ir su tuo pačiu rezultatu. Vienas dalykas tikrovės iškraipimų, savotiška tokia masinė psichozė, kolektyviai palaikomų tokių paranojinių kliedesių rinkinių, kurio grindžiamas tada tas karinis fundamentalizmas su begalė žudyti tada pasirengusių karių eilė, kurie stoja į tą kovą.
Ir čia tada yra svarbus tas kitoniškumas, tada tampa nepriimtinas. Tai yra iškreiptas toks mąstymas, jaučiamas bevertiškumas ir trūksta tada pasididžiavimo. Ir skirtumas tarp savęs ir kito pajutimas yra baimės ir bauginimo tas pirmtakas, nuo ko ir prasideda karas ir teroras. Dabar šiek tiek norėčiau paliesti jau kitą tokį straipsnį, 2004 metų analitikė Deli, jinai bandė savo straipsnę paaiškinti serijinių žudikų psichologijai, įvesdama tokį Achilo kompleksą, kur dominuoja sadistiniai žudikiški impulsai nukreipti prieš kitus. Šie vyrai užvaldyti įniršio dažnai įvykdo sadistinės žmogžudystės ar net nekrofilijos aktus. Paprastai šie asmenys neturi kaltės jausmo, tai rodo, kad jie nepasiekė edipinio lygio ir yra užsifiksavę prie edipinėje ar net prenatalinėje stadijoje. Ir aš manau, kad Achilo kompleksas galėtų paaiškinti kai kurių karių psichiką ir elgseną karo metu, nes žinot, dažnai jie tampa legaliai serijiniai žudikai su daugybė nužudytų žmonių. Ir čia kaip vienas toks dalykas gali būti, pavyzdžiui, jūs tikrai matę nuotraukas pilotų prie savo lėktuvų, kuriuose yra pažymėtos bombos ar nužudyti žmonės, numušti lėktuvai, ir mes į tai žiūrim su pagarba. Tas pats yra su tankais, tas pats yra su artilerija, kur visi žymi, kaip jie kiek daug nužudė, ir ten daugybė nužudytų žmonių tada gaunasi, ir mes tai žiūrim su tokia pagarba, o jie didžiuojasi, bet iš principo tai yra serijiniai žudikai. Žinot, čia kažkada Vilniuje mačiau vieną automobilį, ant kurio buvo ten turbūt juokais, ant šono irgi nupieštos tokios močiutės, kurios tarsi rodė, kad tas žmogus yra partrenkęs tiek ir tiek tų pėsčiųjų. Kas atrodo, čia jau, kai mes šnekam baisu, bet kai mes šnekam apie karių nuotraukas, mes tiesiog to džiaugiamės. Aišku, aš negaliu pasakyti, kad visi kariai yra serijiniai žudikai, bet to yra. Aišku, šalia to apie serijinius žudikus mes galim šnekėti ir individualiam lygmenį, bet aš manau, kad mes galim šnekėti tada ir tautų tam tikram lygmenį apie jų nepasiekimą prie edipinės tokios stadijos turbūt. Ir čia šnekama yra kartu ir apie agresyvumas ir brutalumas prieš kitus žmonės, kyla iš tokios daugybės preedipinės ar net prenatalinės kilmės traumų ir konfliktų. Ir traumos patirtos iki gimimo arba ankstyvajame gyvenime gali padaryti daug žalos suaugusio gyvenime iki traumų atkartojimų. Nes vaisius ar kūdikis dar nėra įgyję tinkamų ego apsigynimo būdų ir jo ego nepakankamai brandus, kad ištoleruotų tuos trauminius dirgiklius. Ir traumų poveikis dar labiau sustiprėja, jeigu šalia nebuvo motinos kaip tokio pagalbinio ego, raminančio, prieinančio tokio self-objekto, galinčio suvaldyti kūdikio instinktyvius poreikius. O jeigu mes šnekėsim vėlesnės karo traumos, kareivių traumos patirtos, tai pastovus matymas, kaip miršta kariai, kaip žūtys, draugų žūtys, grėsmė savo gyvybei. Visa tai sukelia skausmingus praeities traumų prisiminimus ir tai gali lemti begalinį žiaurų traumos atsikartojimą, ypač karo veiksmuose. Žiauriausias tas agresijos formas jau suaugusio laikais, bet ne tada, kai ramybė, o kai karas tada, nes tai įgalina pasikartojimą. Šalia to aš manau, kad labai reikėtų dar kalbėti ir apie malonumo ir agresijos susiliejimą tokiu atveju. Tai būdingas sadistinėms žmogžudystėm ir tada aš manau, kad ir karui. Seksualinio malonumo, žiaurios agresijos atsiradime paaiškinimas tai būtų toks, kad ankstyvoje kūdikio ambivalentiškumo stadijoje kūdikisgi nediferencijuoja vieno ar kito potraukio pasitenkinimo. O kitas mokslininkas šnekėjo apie tai, kad oralinėje stadijoje kaip tik trūksta tokios instinktyvios diferenciacijos, todėl ir atsiranda tokio libidinio prisirišimo dviprasmiškumas ir dėl to iš agresijos mes ir gaunam daug malonumo. Dabar apie priežastis kariauti tiek vienam lygmenį, tiek kitam lygmenį, iš tikrųjų tiek visuose trijuose lygmenyse. Tai tėvo trūkumas, jisai susijęs su žema vaiko savivertė ir tokiomis elgesio problemomis kaip agresija ir nusikalstamumas. Tėčiai nesėkmingi profesinėje asmeninėje veikloje ir taip užsiėmė savo profesinę ar verslo karjerą, kad visai neturi laiko sūnums, gali nuvilti juos, palikdami tokią beviltišką situaciją, bandant susitapatinti su tėvu. Ir toks vaikas kenčia nuo to, kad neaugo su tėvu, todėl nesąmoningai tada siekia įgyti jo pripažinimą, kurio niekada negavo. Ir vienas iš priežasčių pripažinimų gali būti karas. Kita priežastis, tai vis tik tų, kurie ypač kariauja ir žudo daug ir tokie kaip
psichopatiniai tie žudikai tokie. Tai labai susijęs su tuo, kad jie turi labai artimus sūnaus motinos santykius, kur nėra tėvo ir per daug motinos, galima sakyti. Kai vaikas gimsta pas tokią narcizišką, labai nestabilę, traumuotą ribinę moterį, nesugebančią galvoti apie sūnų ir jo interesus, o tik apie save, ir labiau suinteresuota išlaikyti savo jėgą virš vyrų, o ne pamaitinti kūdikį, bei nesugebančia užtikrinti pakankamai geros ir saugios aplinkos vaikui augti, tokia motina traumuoja sūnų, nes perkelia savo viltis į jį, kuris tada irgi ima siekti šlovės ir nemirtingumo per karą ir agresiją. Ir iš čia išvedant, mes turim šnekėti apie vyriškumą, tokį labai specifinį susijusį su karu. Ir tam vienam straipsnėje buvo šnekama apie tai, kad moters vieta šeimos istorijoje labai lemia tada vyro vyriškumą ir tada viskas, kas eina iš to. Nes aišku, ten buvo daugiau kalbama apie tokias senovinės, tas visuomenės, Graikijos visuomenė, bet manau, kad kažkokių dalykų dar likia iki dabar. Nes moteris rašoma, kad toj graikiškoje, toj kultūroje moteris išteka ir po santuokos išeina iš namų. Dažnai į tolimas vietas, dažnai ne savo norų, dažnai išteka už vyrų, kurie egocentriški ir susitelkia į politinį, visuomeninį ar karinį gyvenimą, o ne į pačią santuoką. Todėl jos išlieja savo įniršį, įžeistą savastį per galingą motiniškumą ir tokį motinišką seksualumą ant savo sūnų. Tokie šeimos modeliai kūrė kultūrą priešišką moteriškumui, pagrįstą akcentų tokį narcisistinį vyriškumą ir tada ekshibicionistinėmis konkurencingomis karių tapatybėmis. Ir kad tokiomis sąlygomis vyriškumą, skirtingai nei moteriškumą, reikia užsitarnauti ir tenka užsitarnauti kiekvieną dieną. Todėl vyrai siekia įgyti galę ir hegemoniją prieš moteris ir vyrus, per moterų ir vyrų nuvertinimą jų bei poreikį skirtis nuo moterų ir dominuoti prieš kitus vyrus, o kur tai negeriausiai pasireiškia, jeigu ne mano įsivaizdavimu tada kare. Ir šalia to paklusnumas kitam vyrui per pažeminimą ar pavaldumą tam tokiam valdingam ir viršesniam vyrui, o ne per moteriškumo atsisakymą, yra tokius tikro vyriškumo pagrindas, kas formuoja, man atrodo, tas kariškas kareivio tapatybės. Ir čia, jeigu taip šnekant apie karą, tai tas karių žiaurumas vienas prieš kitą, kodėl tai yra, tai gali būti, kaip toks paaiškinimas specifinis, preedipinis, kastracinis nerimas kare. Kova už būvį vyksta išimtinai tarp vyrų karių. Ir kariai tame apibrėžia save per tokią falinę ginkluotę. Nes kardai, pistoletai, šautuvai, tai yra tai, per ką jie save mato ir per ką jie save demonstruoja vienas kitam. Ir tai tikrai jaučiama, jeigu jūs pabendrausite tarp kareivių, kad jie tuos ginklus jie žiūri šiek tiek dievinančiai tam tikrą prasme. Todėl jie bando mūšį vienas kitą dekastruoti, atimant kaip trofėjų kito kario ginklą dabar. Jeigu tai persikelti į Iliados laikus, tai tu negali nužudyti priešo vien tik tai. Tu turi nuplėšti jo šarvus ir paimti jo ginkluotę. Nes jeigu šarvai lieka pas priešą, nužudytą priešą arba jo draugus, tai tarsi nepilnai vykdytas tas aktas žudimo. Toksai. Tai va, ir jau čia jų pabaigai, šnekant šiek tiek ir tokia optimistiškesnė gaida, karo taip, nepriteklius ir trauminis stresas verčia vyrus grįžti prie barbarizmo, bet taip nėra visai, nes ne visi kariai niekina ir prievartauja žuvusi priešą, nepaisant visų siaubingų karo išgyvenimų. Saugi palaikanti aplinka ir saugus ryšiai su globėjais kūdikystėje, tai apsauginiai veiksniai gelbėjantis nuo trauminių padarinių ir potrauminio streso sutrikimo. Turima socialinė parama, kuri kartu su materialia pagalba, informacija ir patarimais, taip pat emocinė parama, kas gali būti suprantama kaip jausmas, kad esame mylimi, vertinami ir globojami, saugo mus nuo virtimo tuo barbaru. Ir čia kaip pavyzdys ir būtų skirtumas tarp Achilo ir Hektoro. Nes jeigu mes pasižiūrėsim Hektorą, tai jis vis tik turi tą palaikymą, suportą. Jį myli tėvas, jisai turi ryšį su tėvu, jis turi ryšį su mama, jis turi ryšį su savo žmona, jis turi ryšį su vaiku. Mama jį pasitinka, mama jį globoja, jisai turi brolius, kurie irgi su juo yra ryšyje. Ir turbūt tai išlaiko Hektorą nuo baisių dalykų darimų. Kai Achilas yra karys, kuris atskirtas, jisai neturi tėvo,
ryšio su tėvu, neturi ryšio su motina, tik tai fragmentinius. Su kitais jis irgi turi konkurencinius tos ryšius ir va dėl to mes turim skirtingus karius, kur vienas barbaras, o kitas gynėjas. Tačiau net ir čia, nepaisant visko mano įsivaizdavimu, Achilas pirmiausia, jeigu mes šnekam iš jį, išlieka profesionaliu kariu, kuris žiaurumu iš principo nieko nesiskiria nuo kitų savo laikotarpio karių ir ne tik to laikotarpio. Agamemnono, Menelajaus, Ajakso ar Odisėjaus, apie kurių kartais mes norim kalbėti kitaip. Net iš principo ir Hektoras yra toks pat savo laikmečio produktas, net ne laikmečio, o kario produktas, nes jis kovoja dėl Patroklo lavono, kad jie atiduotų šunim sudraskyti. Kas senovės Graikijoje baisus yra pasityčiojimas. Taip, mes nenori, mes turim pamatyti, kad nors, taip, tokie dalykai, iš vienos pusės visi jie vienodi, visi kariai vienodi. Iš kitos pusės, aišku, vis tiek mes šnekam apie tai, kad Achilas tai yra okupantas, žiaurus ir pavargęs nuo karo karys. Agamemnonas yra okupantų vadas, gudrus ir kartu žiaurus despotas. Jiems priešprieša vis tik yra tas Hektoras, nors ir žiaurus, bet jis vis tiek miesto gynėjas, nesavanaudiškas ir herojiškas, stipriai susietas su žmona ir sūnumi, su Trojos kariuomenė ir su tėvais pririšumo saitais. Kai Achilas ir kiti Achajai atskirti nuo žmonos, nuo žmonų, sūnaus, jie skirti susipykę kariuomenėje, tėvų ir nuo tėvų juos skiria gėda. Vat tokie yra šiek tiek skirtumai, aš manau, tai tiek. Čia yra pabaigai. Aš manau, kad my переможемо, mes vis tiek nugalėsim, aš linkiu Ukrainai pergalės. Ir dabar tada viskas čia. Ačiū už dėmesį, ačiū, kad klausėte. Tada čia mes sustojame.